Taigi dedama nauja galvos tarpinė. Aišku, iš karto reikia pasižiūrėti, ar galvos tarpinė yra teisinga, nes gali nuo kitų modelių skirtis ir būti labai panašiai ir sudėjus baigtis labai blogai. Taigi mes turėjome tą pačią bėdą, bet susižiūrėjome, nusipirkome kitą galvos tarpinę. Nepamiršti įdėti centravimo šaibuklių, nes jos padeda pastatyti galvą į teisingą poziciją, o iš galvos, kadangi galva ir blokas buvo šlifuoti, iš galvos buvo išimta, taip pat iš blokų, jeigu būtų likę blokai, nes kartais lieka viename, kartais kitame. Taigi reikia susidėti ir tada dedame galvą. Naudojame naujus galvos varžtus ir šaibas. Reikia nepamiršti, kad šaibos yra specifinės, taigi jas irgi geriausia nusipirkti naujas arba naudoti tas pačias galima, bet varžtus patartina dėti naujus, mes dėjome naujus. Tai ir tada pradedame suveržinėti, suveržinėjimo tvarka yra dažniausiai nurodoma, pridedame lapę su galvos tarpinė, mes juo ir naudojamės ir suveržimas yra, kadangi tai yra galva, yra pakankamai stiprus, yra pradžioje suveržiama tam tikra jėga ir paskui 2 kartus po 90 laipsnių kampą. Taigi prireikia specialių įrankių, kad įsimatuoti ir kad neprisidaryti bėdų ir kad turėti pilnai funkcionuojantį motorą. Taigi toliau dar nusipirkome, kaip matėte, vadinamąjį damperį, tai yra pagrindinį velenėlį, kuris mažina vibracijas harmoninės esančias pagrindiniam velene. Na tiesiog gal biškelį painvestavom daugiau pinigų, bet mažesnė tikimybė, kad bus bėdų su lūžtančio alkūniniu velenu. Ypatingai, kadangi dėsime mažesnės masės ir vienos masės smagratį, ir pagal specifikacijas suveržime pagal jėgas ir kaip prašo sudedame su klijais. Aišku, vienintelis kas keistesnis buvo dalykas, kad ant pačių veleno gana sunkiai užsidėjau, bet guminiu plaktuku ir veržle viskas išėjo. Aišku, nepamirštame suveržti varžtų, kurie yra priekyje galvos, tai yra jie mažiau dėmesio reikalaujantis varžtai, nes jie daugiau dėl sandarumo tepalo, bet, kaip sakant, nereikia pamiršti mažų detalių, kurios gali ateityje blogai paveikti. Sudedame kompensatorius taip pat dėjome naujus ir sudėjome kompensatorių laikiklius, tačiau video šito nematote, nes tiesiog dingo medžiaga, biškelį techninės problemos. Na ir po to sudedame velenėlių laikiklius, juos priveržime į vietą. Tiesa, su velenėlių laikikliais reikia labai atsargiai juos po valiai ir po biškį veržti, nes tarkim suveržiant vieną vietą, kuri laiko, galima tiesiog paimti ir sulaužyti velenėlius. O velenėliai dedami nuo 3 litrų benzino, tai čia kaip ir toksai šioks toks improvementas, kuris galbūt prisidės prie galios, bet jau nepamaišys daiktai.
Sekantis svarbus žingsnis, tai dedame žvaigždė pagrindinį, kurie eina nuo apatinio veleno į viršutinį veleną ir sudedamas vadinamas timingas, tai yra sudedama motoro padėtis ir fiksuojami velenėliai gale ir naudojamas, tai yra įrankiai specialūs blokavimui motoro, kad motoras būtų teisingoje padėtyje ir kad galima būtų jį užrakinti, kad jis neprasisuktų, nepajudėtų ir kad degimas būtų tinkamas ir tinkamos fazės velenėliam, stūmokliam ir viskam kitam. Dedamas grandiniais tempėjas, grandiniai, kuri yra tarp velenėlių. Čia nereikėtų padaryti klaidos šio tempėjo neįdėti anksčiau, nes anksčiau įdėjus nebeišeina uždėti pagrindiniais grandiniais žvaigždės. Tada uždedama, suveržiama ir prasideda avansų darbai. Ir aišku, kaip visą kitą, sudėti naudojame specialius įrankius, tai yra, kad teisingai sudėti grandines į vietą, teisingai žvaigždės sudėti ir taipogi naudojamės instrukcijomis. Aišku, kur matome, kad galime biškelį padaryti lengviau arba tiksliau, galima, kaip sakant, pagal save daryti, bet iš požiūrio vis tiek visa prasmė lieka ta pati, kad viskas turi remtis ir viskas turi būti teisingose pozicijose. Priveržus viską tinkamomis jėgomis ar pastačius viską į vietas, aišku, galima prieš tai net pasitikrinti, ar viskas teisingai vaikšto, bet po šių darbų visą laiką patartina prasisukti vieną arba net keletą kartų ir po to pasitikrinti, ar viskas atsistoja į tas pačias reikiamas pozicijas ir tada gali būti tikras, kad tikrai atlikta teisingai. Ir kadangi naudojama šiam komplekte netikras tempėjas, o vadinamas dummies, tai yra, kad grandinė neįsitemptų arba net laisvėtų netinkamu momentu, jisai visą laiką vienodą tempimą duoda, tai yra neturi jokio spyruokliavimo. Jį reikia nepamiršti išimti ir sudedame vėl naują tempėją, naują cilindruką, kaip sakant, kad būtų visas komplektas pilnas, veikiantis, naujas ir neturėtų jokių minusų nuo seno. Tada perėjome prie darbo su vanusais, įsiklojame visą seną purvą, tai yra ne purvą, o tepalą. Kaip sakant, viską išsivalėme kiek įmanoma gražiau. Tada nusipjauname arba išsiimame, kaip kas moka, kaip kas sugeba visas gumeles sandarinimo, kurios dažniausiai būna pagrinde bėda. Tik reikia atsargiai nesugadyti jokių paviršių, kad vėliau nesugadytų pačių gumelių įbrėžimai. Tai reikia atsargiai, bet sudedame viską naują, kad nebūtų daugiau bėdų, kadangi kaip ir nematėme jokių netinkamų garsų variklyje, tai manome, kad patys guoliukai vanusų nebus problema, jei ne, perrinksime dar kartelį vėliau, bet tai retesnė problema. Aišku, dedame naują tarpinėlę po pačiu vanuso unitu, bet nepamirštame patepti kampų silikonu, nes dažnai silikonas nepateptas kampuose
veda į tepalo bėgimą ir po to priveržinėjame pačius vansus prie velenėlių, nepamirštant, kad vansų varžtai yra priešingos krypties ir juos reikia užvežti atitinkamą jėgą, taigi viską šitą padarom, užkišam su naujais kaiščiukais ir priveržiam ant viršaus dangtelius. Ir vėl sutelpame visus kampus silikonu, kad ir dedame naują tarpinę, bet dėl viso ko yra geriau sutepti visus aštresnius kampus, nes dažnai pro tenais leidžia tepalą ir toliau sudedame, priveržiame dangtelį, bet kadangi vaizdo tinkamo nėra iš viršaus dangtelių, šio vaizdo kaip ir nerodysime, bet iš esmės dangtelis yra priveržtas ir sudėtos žvakės bei sudėtos babinus. Susidame daviklius, kurie yra abiems velenėliams. Aišku, velenėliam, kuris yra įsiurbimo, galima jį geriau įdėti prieš uždedant vanusus, bet kadangi to nepadarėme, šiek tiek vargo su priveržimo varžtu, bet šiek tiek pasistengus viskas įmanoma, viskas prieinama. Na ir toliau dedamas tepalo unitas, priveržiamas, viskas nepamirštamas su naujom tarpinukėm ir naujų daužtvėlių viduje. Sekantis darbas vandens pompa, na ir, taip sakant, visi agregatai po biškiuką renkasi ant viršaus. Sekančios variklio kojos, variklės dėl kojas perkom iš, jei gerai atsimenu, Smoke Performance. Šiuo metu, tiesą sakant, neradau konkrečiai tų pačių prekyboje, bet, kaip sakant, mes gavome, tikėkime jos tinkamai ir veiks ir tikimai pasidės ir bus tinkamoje vietoje, nes kiek suprantu, yra jau ir kitų naudotos tokios pačios ir jiem veikia, tai gal pranyko tas produktas dėl kitų priežasčių. Kad ir kaip keistai atrodytų, bet dedant naują tarpinę, karterio patariama iš abiejų pusių sutepti silikonu. Tai mes ir padarėm, būtent Reinzo, kad tikrai laikytų. Karteryje galvojom ar daryti ar nedaryti naujas pertvaras, šiam kartui nusprendėme nedaryti, jeigu kas išsimsime atskirai. Tačiau šitame karteryje yra šiek tiek geresnės jos. Nesu tikras kodėl, bet manau tai yra susijęs su nuo kurio motoro jos yra. Tai yra papildoma pertvarėlė į kitos vietos, kur yra matuokliai. Na ir, kaip sakant, neatrodo labai pati prastai konstrukcija, taigi tikėkimės, kad viskas veiks tinkamai. O jei neveiks, galima ateityje pasitobulinti, tikrai nėra baisiai sunkus darbas. Aprinkinėjame motorą, dedama termostatas, dedama velenėlis ant vandens pompos. Aišku, kaip matote, jau motoras po nakties, po naktį nudažėme jį, tai neturėjau specifinės jokios, kaip sakant, reikšmės, bet tiesiog norime, kad motoras atrodytų gražiai. Sudedame vairo stiprintuvą ir variklio pakabinimo ausį taip pat. Tada dedam NOx sensorius į vietą. Aišku, buvo, kaip matėte, vienas vamzdelis įdėtas, paskui nebeįdėtas. Mes tiesiog pradžioje uždėjome, pasižiūrėjome kokioje pozicijoje, tikrai gerai, ir tada jau dėjome, kada tikrai geras priėjimas buvo, vandens žarnas vamzdžius. Juos taip padėjome naujus, nes išimant iš senų motorų jie pradėjo skilinėti, trūkinėti, lūžinėti. Taigi tokių negerai turėti ant motorų. Tada sudedame ant tepalo aušinimo unito
daviklius ir priveržiame vamzdelį vanus reguliavimam. Sekant įdėjome kolektorių, taip pat dar buvome pamiršę temperatūros daviklį aušinimo skysčio, tačiau geras priėjimas, taigi jį užsidėjome po to, kai užsidėjome įsiurbimo kolektorių ir po įsiurbimo kolektoriaus prasideda laidyno uždėjimas visas. Su laidynu yra pliusas, kad ne pirmas kartas tokį motorą ardome, taigi šiek tiek lengviau matyti, kas kur turėtų stovėti, kas turi būti kur, kas buvo, nes motoras renkamas jau šiek tiek praėjus laiko, tačiau kadangi motorų laidynas jau šiek tiek yra perdarytas, kaip matote, slėgio sensoriui, reikėjo kai kurios laidus atrinkinėti per naują, kai kurie laidai tiesiog kabojo nereikalingi, nes tarkim yra išimti dalykai vieni ar kiti, kurių nereikia, taigi viskas biškelį ilgiau užtrunka, bet viskas pasidaro. Na ir toliau dedama kuro visa linija. Su kuro linija kas kitaip, tai yra dedama pati kuro linija dviejų vamzdelių, tai yra dažnai MP4 motoruose jau naudojama vieno vamzdelio, tai ateina tik tai reikiamas slėgis. Šiuo atveju bus ateinamas reikiamas slėgis ir bus grįžtamas ant to pačio vadinamo reilo ir purkštukai patys jau uždėti nuo 3 litrų, tai yra šiek tiek našesni. Sudedama generatorius ir generatoriui dirželio įtempėjas su dirželiu. Viskas taip pat naudojama nauja, nes senais dalykais neina pasitikėti. O pats generatorius dedamas restauruotas, taigi restauruojamas geroje firmoje, tai tikėkimės irgi galime pasitikėti. Ant išmetimo kolektorių vyniojam bintą, kuris yra skirtas nuo temperatūros išėjimo į išorę. Šis bintas naudojamas ant abiejų kolektorių tam, kad sumažinti variklio skyriuje temperatūrą. Geriau ją turėti, kaip sakant, už variklio skyriaus ir sudedami išmetimo kolektoriai ant pačio motoro. Ir motoras iš esmės yra baigtas. Lieka keli patobulinimai, keli darbai, tai yra gale užsidėti salniką, bet tada, kai nusims nuo stendų, užsidėti smagrantį sankabą, užsidėti greičių dėžę, o taip pat dar bus keli darbai, kurie įsidėjus į motoro variklio skyrių bus jau, tai yra, kai motoras jau stovės mašinoje. Na ir žinoma, susižiūrėti teisingai lentyną, kur kas turėtų jungtis jau ateinant iš pačio mašinos skyriaus, tai yra kur kūrimasis, kas eina į rėles kuro pompai ir į gazo pedalą.